Kompozitoriaus Edi Luiso kūriniu tie trys nuostabus muzikantai Vytenis Danielius, Simas Astrauskas ir Aleksej Kristal pradėjo mūsų susitikimo šventę. Ačiū vaikinai, prašau maloniai prisėsti. Ir tai yra mūsų bičiulių Kauno valstybinės filharmonijos dovana mūsų susibūrimui. O susibūrimo mintis kilo nežinia, kada baigėsi ir kada prasideda sezonas. Ar Liepos 6 Kauno operetė vykstanti prie pilies yra sezonų pabaiga ar sezonų pradžia? Ar mūsų visų irgi mylimas Pažaislio muzikos festivalis, kuris jau buvo 29, irgi jis pasibaigė sekmadienį, bet ar reiškia pabaiga, o gal kaip tik vėl visų kūrybinių procesų tik pradžia. Ir šį kartą mes, laukdami žiūrovo mūsų erdvėse, susėdome prie bendro kavos puoduko ir nusprendėme, kad ministerijos steigime esančios scenos menų įstaigos Kaune, kurios ir tarnauja Kaunui, Kauno žiūrovui, Kauno svečiui, kad apsijungę mes pristatytumėm žiūrovui kuo
gyvensime iki naujų metų, kai pradėsime savo kūrybinį sezoną. Ačiū kolegom už sutikimą, ačiū visiems, kurie tikrai turėjo tą mūsų neseniai gimusią idėją labai greitai ir tikiuosi kokybiškai jį paruošti technologiškai ir visą tai mes tuoj pamatysime. Kadangi prakalbau apie Kauno filharmoniją, tai reikia pasidžiaugti, kad jie pradeda Justino skaičiavimais 61 sezoną ir dabar linkint jiems labai kūrybingo, sėkmingo, muzikalaus ir keliauninkiško sezono kviečiu trumpam pristatymui Justiną Krėpštą, Kauno valstybinės filharmonijos vadovą. Ačiū labai. Labą dieną, mėly menų gerbėjai, scenos menų. Taip, kaip sakydavo amžinatelis Petras Bingelis, jau į sceną, tai prašom, kad jokio falšo nebūtų, nes scena yra šventas dalykas. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad toks jaunimas taip energingai pradėjo ir džiaugiuosi, kad vis dėlto gimė šitą idėją apjungti šias valstybinės įstaigas, nacionalinę vieną, 3 valstybinės, būtent Egeidijui. Ir mes čia buvom susirinkę ir aptarėm, kodėl nepadarius tokį bendrą apžvalgą. Kadangi filharmonija yra, truputį skiriasi, aš galvoju, kokia čia galėtų būti koncepcija iš mūsų pusės. Jūs turit 2-3 pastatymus per pusmetį, pristatot premjeras ir viskas aišku, repertuarinis projektas, repertuaras. O pas mus 50, jau kiek aš paskaičiavau iki naujų metų, vien tik tais filharmonijos kuruojančių premjerų. Nes mes negalime rodyti tą patį kelis kartus, mes turim pristatyti ir jaunus muzikus ir duoti jiems užlipti ant scenos, pasirodyti jų karjeros pradžia, taip pat ir simfoniniai orkestrai, kamerinė muzika. Taip kad tikrai prašom sekti mūsų, kaip sakant, tinklapius ir ten surasite įvairių dalykų. Noriu gal tik akcentuoti, ko nepamatysi čia ekrane, kad tikrai mes tokius ilgamečius kuruojam bendrai su kitom įmonėm 2 festivalius. Tai Iš arti festivalis, kur labai norim išsaugoti, tai šiuolaikinės muzikos, leisti pristatyti kartu su Kompozitorių sąjunga, pristatyti tuos jaunus kūrėjus, kurie nedažnai turi galimybę pristatyti savo kūrinius ir juos atlikti. O taip pat, jeigu pamena, toks vyko 25 metus sugalvotas Čiurlionio ir Grigo festivalis. Mes pasižiūrėjom, kad 25 metai. Ir pamatėm, kad jau išseko. Visada yra svarbu mums, prodiuseriams, žiūrėti, kada ta idėja jau pradeda truputį krist žemyn ir reikia būtinai sustoti ir pakeisti. Ir šiais metais pabandysime taip pat su viena įmonė padaryti Baltijos ir Šiaurės šalių festivalį Kaune. Taip kad tikrai aš sveikinu visus, tikrai gausi publika susirinko, tai mūsų gerbėjai. Mes be jūsų, tai kokie mes kūrėjai tada. Taip kad sėkmės, sekite mūsų tinklapį ir ten rasite visko. Ačiū. Ačiū Justinui, o dabar betarpiškai dėmesio į ekraną ir kuo šį pusmetį gyvens Kauno valstybinė filharmonija. Sveiki, mylėjai. Su jumis sveikinasi Kauno valstybinė filharmonija ir aš šios įstaigos vadovo pavaduotojas meno reikalams Giedrius Prunskus. Leiskite jums trumpai pristatyti 2024 metų rudens sezoną Kauno valstybinėje filharmonijoje. Labiausiai norėčiau jums akcentuoti 4 atraminius taškus, 4 kolonas, kuriomis
paremtas tvirtai laikosi šio sezono Kauno valstybinės filharmonijos repertuaras. Ir pirmoji kolona. Tai koncertas, kuriuo Kauno valstybinė filharmonija pradės šį sezoną. Koncertas vyks rugsėjo 26 dieną, o klausytojai galės mėgautis puikių, nuostabių simfoninės muzikos kūrinių Gustavo Malerio simfonija numeris 2 C-mol, dar vadinama Prisikėlimo simfonija. Kodėl prisikėlimo? Todėl, kad Maleris puikiai šią idėją išreiškė paskutiniais simfoninėje skambančiais žodžiais. Mirsiu, kad gyvenčiau. Šį įstabų kūrinį Kauno valstybinėje filharmonijoje atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, solistės Ieva Barbora Jozapaitytė ir Justina Gringytė, o diriguos visiems atlikėjams maestro Gintaras Rinkevičius. Antroji šio sezono kolona - tai Kauno valstybinio choro gimtadienio koncertas, kuris įvyks spalio 18 dieną. Savo gimtadieniui maestro Petro Bingelio prieš 55 įkurtas choras pasirinko ypatingą programą. Visų pirma, joje skambės 2 austrų kompozitoriaus Antono Bruknerio kūriniai. Tai Te Deum, kurį Brukneris laikė savo, ko gero, iškiliausių kūrinių, ir 150 psalmė. Bruknerio kūrinius choro jubiliejinėme koncerte palydės iškilūs Georgo Friedricho Hendelio karūnavimo himnai, o žinoma, koks būtų choro gimtadienis be iškiliosios ir žinomosios Hendelio Aleliuja iš oratorijos Mesijas. Trečioji šio sezono kolona - tai koncertas pažymėtas 2 iškilių kompozitorių jubiliejais. Tai yra Felikso Bajoro 90-mečių ir Juozo Gruodžio 140-osiomis gimimo metinėmis. Šiame koncerte gros Kauno miesto simfoninis orkestras, dainuos Kauno valstybinis choras, solistai Živilė Lamauskienė, Iveta Kalkauskaitė, Mindaugas Zimkus ir Joris Rubinovas. Diriguos maestro Robertas Šervenikas. Na ir ketvirtoji, galima sakyti, kertinė šio sezono kolona - tai koncertų ciklas vykstantis tarp šventų kalėdų ir naujųjų metų. Šiuose 5 koncertuose girdėsime Eugenijų Chreptovą su grupe, girdėsime Lietuvos kamerinį orkestrą su violončelininkė iš Norvegijos Sandra Lidhaga, girdėsime Kauno valstybinį chorą kartu su Vytauto Didžiojo universiteto kameriniu orkestru atliekant Johano Sebastiano Bacho Kalėdų oratorijos 3 dalis. Girdėsime Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą su solistais Lina Dambrauskaitė ir Romanu Kudrešovu. Na, o naujųjų metų dieną jūs pasitiks Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, dirigentas Konstantin Orbelian, lūpinės armonikėlės virtuozas Gianluca Littera ir puikiai solistė iš Ukrainos, sopranas Ksenija Bakhridinova. Taigi kviečiame jūs sekti informaciją ir lankytis Kauno valstybinės filharmonijos rengiamuose koncertuose. Iki. Dėkojame Kauno valstybiniai filharmonijai ir šiek tiek visiems pasidarė įdomiau, kuogi gyvena jau tie, kurie yra Laisvės alėjoje, o taip jau likimas lėmė, kad visi teatrai esame įsikūrę Laisvės alėjoje, kuri galėtų tikrai vadintis ir teatrų alėja. Pats pagrindinis, ir netgi šiandien, kaip supratote, pasitiko prie įėjimo lėliukai. Tai mums visiems, kaip Benjaminas Žilvys dažnai irgi mėgsta pabrėžti, pagrindinis teatras yra lėliukai, nes nuo čia prasideda visų arba ilga, arba trumpa kelionė ir pažintis su teatro menu. Mūsų Kauno valstybinis lėlių teatras šįmet pradeda 67 sezoną ir Rasa Bartninkaitė vadovė trumpai apie jį. Sutikim Rasą. Sveiki, mėly teatro bičiuliai, mylėtojai. Man tikrai labai gera pasveikinti visus su naujaja sezono pradžia. Ir aišku, žmogui teatras prasideda pačioje vaikystėje ir mums tarsi teko palaiminimas sutikti tuos mažuosius žiūrovus ir juos užauginti. Ir tiesą sakant, šitas 67 sezonas mus ir įkvepia augimui.
augti, stieptis, plėstis aukštyn, nes pradėjęs savo sezoną rugsėjo 1-ąją, simbolišką rugsėjo 1-ąją, sukvietė visus į atidarymą miesto sode, kur bus po atvirų dangumi visas pasakų miestas, mes patiems mažiausiems savo žiūrovams, tai yra žmonėms nuo 1 metų, kaip įvardyja spektaklio režisierė Agnė Sunklodaitė, dovanosime premjerą Kas čia? Ir tai pirmoji premjera šiame sezone ir iš karto lapkričio mėnesį mes augsim ir užaugsim iki suaugusių auditorijos. Ir kviesime jau suaugusius žiūrovus į Viljamo Šekspyro Karaliaus Lyro premjerą. Režisierė iš Lenkijos Eva Petrovska ir visa mūsų garbinga kūrybinė Lietuvos kūrėjų komanda pakvies tikrai į labai įdomų pastatymą. Kadangi supratom, pamatėm, kad suaugusiems žiūrovams taip pat įdomus Lėlių teatras, kuomet pirmą kartą pristatėme Balio Sruogos pastatymą Dievų miškas ir sulaukėme net ir kritikų vertinimų Auksinio scenos kryžiaus. Todėl šį kartą, šį sezoną keliame kartelę dar aukščiau ir imamės Šekspyro. Na, o trečioji premjera lauks jau po naujųjų metų. Mes vėl visus kviesime pakelti akis aukštyn į mūsų Lietuvos genijų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Ir kūrėjai žada pažvelgti į jo vaikystę. Kas turi nutikti vaikystėje, kad iš mažo žmogaus užaugtų genijus? Tai tokios 3 premjeros šį naująjį sezoną mūsų Lėlių teatre, bet mes plėsime ne tik auditoriją, plėsime ir geografiją. Kadangi esame Kaune, pačiame Lietuvos centre, žinoma, lankysime ir periferijoje gyvenančius vaikus, kurie negali atvykti į didžiuosius teatrus. Bet neapsiribosime tuo ir jau rudenį kelsime sparnus ir vyksime į Lietuvos kultūros sezoną Prancūzijoje. Man labai gera pristatyti ir noriu pasidžiaugti iš visą komandą, kad pavyko mums laimėti net 2 projektus ir mes keliaujame nuo Tulūzos iki Paryžiaus, vaidinti net 23 spektaklius ir pristatyti Kauno lėlininkų kūrybą jiems. Bet ir tai dar ne pabaiga. Aplankę Europą ir pristatę savo kūrybą. Taip. Mes skrendame dar šį rudenį už Atlanto. Už Atlanto norime aplankyti lietuvių bendruomenės ir ten jau sunkiai bekalbantiems Lietuvos vaikams, mažiesiems lietuvaičiams mes vežame lietuvišką pasaką Sesytė Lenytė ir Joniukas Aviniukas bei edukacinę programą Lėlė, kuri didžiuojasi, kad savo varde turi net 2 E. Tai štai tokia graži misija mūsų lėlininkų. Bet kaip visada, artėjant Kalėdoms mes grįšim namo, grįšim į Kauną ir esame paruošę mūsų kauniečiams, mūsų teatro mylėtojams kalėdinę dovaną. Tai yra 2 spektakliai didžiojoje scenoje, režisieriaus Algimanto Stankevičiaus vardo scenoje, salėje. Mes pakviesime vaikus į spektaklį Išmintingasis besmegenis. Sako, besmegenis be smegenų, bet prieš Kalėdas pas mus apsilankys Išmintingas besmegenis. Ir kas norėsite jaukioje mažojoje salėje, bus kitas pastatymas, tai Žaisliuko istorija, kurią pasakos Kalėdų senelio elfai. Žodžiu, tiek laukia iki naujųjų metų, bet, kaip matote, netruks teatrinių pojūčių ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, kurie ieško išskirtinės teatrinės patirties. Tai teatro vadovė tiek norėjo pasakyti, o dabar tegul kalba kūrėjai. Labai teatras ir Kauno valstybinis Lėlių teatras pristato bendradarbiavimo vaisių. Spektaklį žmonėms nuo 1 iki 3 metų ir jų tėveliams Kas čia? Jeigu reikėtų pasakyti apie ką spektaklį, sakyčiau apie pasaulio pažinimą, apie mūsų aplinkos pažinimą. Kūrybinis procesas buvo labai smagus ir iš tikrųjų mes daug juokėmės, daug atradinėjome. Šį spektaklį, kai mes pradėjome dirbti, iš karto buvo aišku, kad tai bus visai kitas spektaklis, ta prasme, kad mes iš tikrųjų daug naujų dalykų atradom kartu. Ir dabar nekantraudami laukiam, kada galėsim tuo pasidalinti su jumis. Labai smagu, kad Kauno valstybinėme Lėlių teatre atsiras dar vienas spektaklis suaugusiems.
pagal Viljamo Šekspyro pjesę Karalius Lyras. Karalius Lyras nekartą buvo statytas Lietuvos scenose. Šį kartą dirbsime kartu su tarptautinė komanda, tai režisierė ir scenarijaus autorė Eva Petrovska, kompozitorių Antanu Jasenka, choreografė Vesta Krepštaitė. Karaliaus Lyro tekstai nekartą buvo analizuoti, tai vienas vėlyvesnių Šekspyro tekstų. Ir šiuose tekstuose daug temų, daug sluoksnių. Kaip ir kiekviena komanda, kiekvienas kūrėjas nori atrasti savo raktą į šį tekstą. Mes kalbėsime apie kartas, apie santykį tarp kartų, apie žmogiškumą ir puikybę, apie vidinius demonus. Ateikite. Tai šį rudenį Kauno valstybinis lėlių teatras vyks į Prancūziją. Mes būsime dalis labai didelio ir gražaus projekto Lietuvos sezono Prancūzijoje dalis. Ir šio sezono metu mes įgyvendinsime net 2 projektus. Tai vienas iš jų spektaklio Pasaulėliai gastrolės. Spektaklis, kuris režisuotas Birutės Banevičiūtės ir skirtas kūdikiams. Spektaklį mes pristatysime nuo Tulūzos iki Paryžiaus, tai visai Prancūzijai. Ir parodysime šį spektaklį daugiau negu 20 kartų. Tai labai tikime sulaukti daug žiūrovų. O antrasis projektas nukels 4 mūsų teatro aktorius į Prancūziją, kartu kur su 4 prancūzų aktoriais. Jie turės kūrybinės dirbtuves, kurioms vadovaus režisierė Jūratė Trimakaitė. Ši režisierė yra vienintelė lietuvė baigusi prestižinę Šarlevilio Meziero lėlių teatro mokyklą. Todėl laukia labai įdomios ir intensyvios dirbtuvės, kurių metu pasitelkę lėlių teatro žanrą ir specifiką, jie analizuos ir kurs poeto Oskaro Milašiaus kūrybos temomis. Lygiai prieš 50 metų mūsų teatras išsiruošė į legendinės gastrolės po Lotynų Ameriką. Praėjus 100 metų mes vėl kartojame šį žygį. Ir šį kartą keliavome pavasarį pas mažuosius lietuvaičius į Jungtines Amerikos valstijas ir keliavome per visą vakarų pakrantę, nuo Čikagos, per Sietlą, San Franciską iki pat Los Andželo. Na, o rudenį ketiname vėl kelti sparnus ir skristi į rytų pakrantę. Aplankysime lietuvių bendruomenėse gyvenančius vaikus Niujorke, Bostone, Klivlende ir Filadelfijoje. Manome, kad ši prasminga misija nuvežti vaikams lietuvišką pasaką Sesytė Elenytė ir Joniukas Aviniukas bei edukacinę programą Lėlė, kuri didžiuojasi, kad turi be galo prasminga. Ir tuo pačiu nuties tiltą nuo Lietuvos iki Amerikoje gyvenančių vaikų. Atostogos yra nuostabu, bet net ir atostogų metu aš jau galvoju apie Kalėdas. Apie Kalėdas Lėlių teatre. Ir su džiaugsmu noriu Jums pristatyti premjeras, kurios bus rodomas Lėlių teatre kalėdiniu laikotarpiu. Didžiojoje salėje Jūsų laukia nuostabi premjera, netikėta, bet premjera. Išmintingasis besmegenis. Na, o mažojoje salėje mano bičiuliai elfai pasakos istoriją apie žaisliuką. Taip ir vadinasi, žaisliuko istorija. Kviečiu visus apsilankyti Lėlių teatre, nes Kalėdos ten visada yra linksmos, nuostabios ir stebuklingos. Gerai atostogos. Supratome, kad lėlė žydi kaip gėlė. Dėl to Kaunas ir turi paminklą unikalų raidei E. Ir aišku, šią akimirką aš galėčiau atsiprašyti visų, kurių mes į šį pristatymą nepakvietėm. Tai nepakvietėme savivaldybės steigime esančių ir teatrų, ir kitų kultūros įstaigų esančių ministerijos ir savivaldybių steigime, bet mes tokią idėją turime perspektyvoje. Na, žiūrėsime, kaip visą tai sureflektuos, ką šiandien darome. Ir šiandien kultūros įstaigų vadovai arba atstovai irgi čia yra tarp mūsų. Sulauksime iš jūsų kažkokių refleksijų, idėjų, sėsime, galvosime ir galbūt po naujų metų ir kitą pusmetį visi bendrai ir pristatysime. Nes visi dirbame dėl kūrybos ir visi dirbame dėl žiūrovo. O scena arba kultūros įstaiga apjungia daugelį. Ir mes taip priartėjome prie to teatro, kuris iš tikrųjų yra ir istorinis teatras, ir tuo pačiu apjungia labai daug žanrų. Kauno valstybinis muzikinis teatras pradeda 85-ąjį kūrybinį sezoną. Šiandien kartu su mumis šio teatro vadovas Benjaminas Želvys. Maloniai kviečiu Benjaminą į sceną.
Pagaliau taip norisi pasakyti, labas vakaras, mieloji publika. Atostogos yra labai gerai, bet mes kūrėjai esam. Ir mums žiūrovų, tų akių, to alsavimo, kurį mes tiesiog kartais girdim iš scenos, nors jis būna labai tylus, mes pasiilgstam. Pas mus prasidėjo jau repeticijos ir aš matau, kad aktoriai, solistai, choro artistai, visi dirba savo darbą ir jie tiesiog pasiilgia, kada galės išeiti į sceną. 85 sezonas. Egidijo, tai tik tai skaičiai. Bet visus tuos skaičius vainikuoja tie žmonės, kurie dirba mūsų teatruose. Ir jie visą šilumą, visą savo turinį atiduoda jums. Taip, Kauno valstybinis muzikinis teatras iki naujų metų turės 2 premjeras, bet tai 2 premjeros kokios ir dar bus paminėtos operos diena ir įvedimas. Įvedimas į spektaklį Džekilas ir Haidas. Tai čia atskirai jau pašnekės, reiškia, iš ekrano. O pirmoji premjera bus Šuga. Tai yra, tikriausiai daug kas atsimena iš filmų Džiaze tik merginos. Tai aš irgi paminėsiu režisierius ir bus reportažas iš ekrano. Dar ką noriu paminėti, operos dienai bus skirtas Nabuko spektaklis, kur pirmą kartą Kaune ir Kauno valstybinėme muzikinėme teatre dainuos žinomas bosas Almas Švilpa. Jis tikrai mielai sutiko atsiskleisti Kauno publikai. Tai manau, kad visas pristatymas dar žvelgiam į ekraną. Ačiū. Esu dirigentas Julius Geniušas ir džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad 85 Kauno muzikinio teatro sezoną pradėsim puikiu miuziklu Šuga. Tai miuziklas paremtas turbūt visiems labai gerų žinomų filmų Džiaze vien merginos. Ir kadangi tas aukso amžiaus sutapo su svingo aukso amžium, tai aišku, kad ta muzika yra labai artima swingui, džiazui, big bandui, taip kad žiūrovas galės išgirsti, kaip groja mūsų teatro big bandas. Taip atrodo, kągi šiais laikais galim papasakoti su Džiaze tik merginos. Aš pažiūrėjau tą filmą iš naujo, aš perskaičiau libretą ir aš žviegiau kaip vaikas visas tas 2 valandas pirmą kartą skaitydamas. Tada išverčiau visą tai pats ir skaičiau kitiems ir vėl žvėjau kaip vaikas. Tai yra linksmiausia, ką mes parodysime kitą sezone valstybinėm muzikiniam teatre. Matyti privalu ir jeigu vyrai norėsite į mūsų spektaklį ateiti pasidabinę ir pasidažę, prašom. Opera Nabukas pradėjo pasaulinę Giuseppės Verdžio kaip kompozitoriaus šlovę ir šiuo keliu eidamas Verdis pasiekė tas kūrybinės aukštumas, kurias mes šiandien matome. Ir diduma pasaulio operos teatrų, norėdami pakviesti žiūrovą pamatyti operą, kurioje matoma visa ir politinė, ir kita pati baisiausioji, bet ir gražiausioji pasaulinė situacija, tuomet ir rodo šią operą. Mūsų pasaulinė operos diena irgi turi labai įvairų pasaulinį kontekstą ir tikrai mes nebereikalo rodysime šią operą. Galiu paminėti, kad 2001 metais po rugsėjo 11-osios įvykių Metropoliteno opera irgi pradėjo sezoną su šia opera.
Taigi kartu su mūsų svečiu Almu Švilpa spalio 26 dieną kviečiame į mūsų teatrą pamatyti nuostabiąją Nabuko operą. Sveiki! Klasikinės muzikos gerbėjai, mylėtojai ir puoselėtojai. Čia Almas Švilpa. O ar žinote, kad spalio 26-ąją, švenčiant pasaulinę operos dieną, Kauno muzikinėme teatre bus atliekama viena gražiausių Giuseppės Verdžio operų Nabukas, kurioje aš esu pakviestas atlikti vieną iš pagrindinių Zakarijos partijų. Nekantrauju ir vėliai susitikti su fantastiška laikinosios sostinės publika, beje Kauno muzikinėme teatre dainuosiu pirmą kartą, kuo aišku labai džiaugiuosi. Spalio 26. Iki bičiuliai. Sveiki, aš esu Viktorija Streičia, miuziklo Daktaras Džekilas ir Misteris Haidas režisierė. Ir noriu pranešti, jog spalio mėnesio pabaigoje šiame spektaklyje debiutuos ir pagrindinį vaidmenį atliks nuostabusis ir talentingasis Jeronimas Milius. Šis spektaklis pastatytas prieš 5 metus ir nors Jeronimas jau turėjo išeiti ir pasirodyti pačiam pirmajam spektaklyje, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių jis tuomet to negalėjo padaryti ir šiemet mes pagaliau išpildom pažadą jam, savo ir savo žiūrovams ir išleidžiame Jeronimo Džekilą gyventi muzikinio teatro scenoje. O Jeronimas Milius su savo galingu išskirtiniu vokalu, aktoriniais sugebėjimais, sceninę įtaigą suteiks šitam spektakliui naujos jėgos ir naujos įtampos. Aš esu Jeronimas Milius ir jau šį rudenį Kauno valstybinėme muzikinėme teatre debiutuosiu pagrindinėme vaidmenyje, ypatingame miuzikle apie amžiną gėrio ir blogio kovą. Džekilas ir Haidas. Susitikime teatre. Džiugu būti kartu su Kauno muzikiniu teatru, vėl repetuoti, vėl laukti premjeros ir dar tokios premjeros kaip Pučinė Bohema. Muzika yra nuostabi, vaizdas bus taip pat gražus, solistai dainuos puikiai, orkestras gros gerai, choras dainuos gerai ir aš tikiuosi, kad ši premjera ir kiti spektakliai tikrai labai patiks Lietuvos publikai. Aš labai džiaugiuosi, kad Kauno valstybinis muzikinis teatras kviečia statyti mane beveik nuolat. Čia aš stačiau operetę, baletą, operą ir dabar ypatingai laukiu naujojo sezono, todėl kad pradėsiu statyti čia ikonišką operą Bohema, kuri man yra apie meilės ilgesį. Statant operą svarbiausia yra nesugadinti muzikos. Man atrodo, kad aš padėsiu net ir atsiskleisti muzikai, todėl kad režisūriniai sprendimai, estetinis vaizdas, tikiuosi labai geri aktoriniai darbai padės sukurti gyvą operą ir žiūrovams bus ją ne tik malonu klausytis, bet ir žiūrėti. Jau po lėlių teatro prisistatymo norėjusi sakyti wow, o dabar po jau muzikinio teatro tada taip jau garsiai wow, net pavydu, kas mūsų laukia iki naujų metų. Iš ties, bičiuliai, netgi ta raudona spalva, kuri liudija, taip aktyviai plakančią širdį liudija, kad visų scenos menų, kultūros įstaigų bendras vardiklis ir yra kūryba, kad mes visi esam tos pačios kraujo grupės. Ir tikrai neatsitiktinai šiandien mes prisistatome kartu. Kadangi priartėjome prie Nacionalinio Kauno dramos teatro, kuriame ir esame, o aš šiandien esu tik tais moderuojantis, tai sezono pristatymui maloniai kviečiu meno vadovą, docentą daktarą Edgarą Klivį. Dėkui. Sveiki,
gerbiami svečiai, sveiki, mėly kolegos. Nacionalinis Kauno dramos teatras startuos šį rudenį su šūkiu "Keičiasi ne dramos, o mes". Šis šūkis nurodo, kad pasaulis keičiasi ir mes keičiamės ir kad teatras turėtų būti ta vieta, kuri atspindi ir leidžia apmastyti šitą kaitą, bet taip pat, kad į teatrą ateiname ieškodami to, kas nesikeičia, pasikartojančių amžinų jausmų ir amžinų dramų. Tai visą tai mes ir pasiūlysim šių ateinančių sezoną, tačiau šiandien čia noriu pristatyti tik tai šio rudens artimiausias premjeras. Į pirmąją premjerą pakviesime jau rugsėjo 6 dieną. Tai bus režisierės Eglės Kižaitės spektaklis "Miške". Spektaklis skirtas jauniausiai mūsų teatro publikai, kūdikiams nuo 18 mėnesių iki 3 metų. Jie, aišku, galės atsivesti savo mamas ir tėčius taip pat. Tai bus interaktyvus spektaklis, kurį rodysime atnaujintoje edukacijų salėje. Plačiau apie spektaklį pakalbės šiek tiek netrukus pati režisierė. Antroji mūsų premjera, taip pat ne už kalnų, rugsėjo 13 dieną. Mes rodysime spektaklį pagal šiuolaikinio afrikiečių dramaturgo iš Burkina Faso Aristide Tarnagda pjesę "Atidaryk duris", kurią režisuoja jauniausios kartos lietuvių režisierius Justinas Vinciūnas. Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad šitoj scenoj ir bendrai Lietuvoje šiuolaikinės afrikiečių dramaturgijos nėra šita dramaturgija taip dažnai statoma, jeigu iš viso kada nors statoma. Taigi šis spektaklis bus tokia unikali galimybė užmegzti kultūrinį ryšį su tuo tolimu žemynu, kuris šiuolaikiniams globalizacijos sąlygom tampa mums vis artimesnis. Apie spektaklį plačiau vėl pakalbės Justinas netrukus ekrane. Ir trečioji mūsų premjera, spalio viduryje mes pakviesime Kauno publiką į Gintaro Varno spektaklį pagal lenkų dramaturgo Tadeušo Ruževičiaus pjesę "Kartoteka". Jau kam, o Kauno teatro publikai ir Kauno kultūriniai žiniasklaidai tikrai Gintaro Varno pristatinėti nereikia. Gintaro Varno spektakliai niekada nenunyko nuo šitos scenos ir iš mūsų repertuaro nuo 90 metų. Galima būtų perfrazuoti mūsų šūkį, šiek tiek modifikuoti ir pasakyti "Keičiasi ne varnas, o mes". Plačiau apie spektaklį keletą žodžių tars pats režisierius. Ačiū. Edgaras Klivis, Nacionalinis Kauno dramos teatras meno vadovas. Dėmesio į ekraną. Tai labai džiugu, kad galiu pristatyti spektaklį pačiai mažiausiai auditorijai, koks turbūt yra buvęs Kauno nacionaliniam dramos teatre. Tai spektaklis "Miške", kuris yra skirtas 18 mėnesių 3 metų vaikams tame tarpe ir žinoma jų tėveliams. Tai yra spektaklis, kuriame ne tik stebėsime, bet ir mažyliai patys galės dalyvauti. Ir tai turbūt ir yra pati svarbiausia dalis. Ir žinoma, tai ne tik menas, bet ir didelė edukacija ir šeimai, ir mažyliams, kurie gali ir girdėti, ir matyti, paliesti ir visaip kaip praturtinti savo pasaulį. Taigi mūsų premjera vyks rugsėjo 13, 14, 15 dienomis. Spektaklio dabartinis pavadinimas "Atidaryk duris", tikriausiai toks ir liks. Kur mes kviečiam? Tikriausiai kviečiam ganėtinai tokio kolektyvinio darbo, bendradarbiavimo su aktoriais darbo, nes iš tiesų buvo daug įdėta bendrų pastangų. Gal tai ne visiškai režisūrinio teatras, o trupės teatras. Tai tikriausiai spektaklis kviečia pasižiūrėti į labai rimtą dramą, šiek tiek lengvesnėmis spalvomis. Ir galbūt kviečia kelti klausimą, kas vis dėlto yra svetimas ir kas vis dėlto yra broliška meilė, galbūt ir taip pasakyčiau. Ir tuo pačiu metu
kaip žmogus galbūt galėtų tvarkytis su patirtimis, kurios iš tiesų yra be galo sunkios. Per žaismingesnės spalvas, gal taip pasakyčiau, spektaklio siekis galbūt yra toksai. Gyvename mes tokiam keistame laike, tarsi tarp dviejų ribų, tarp dviejų karų. Prieš daug metų baigėsi Antrasis pasaulinis karas, kuris ir įkvėpė beje kartoteką, o pjesė yra iš tikrųjų tokia žmogaus kelionė į save, tarsi kas ta kartoteka? Kartoteka tai yra jo gyvenimo tokių įvairių paskirų puslapių, prisiminimai, sapnai, vizijos, jis perkrato visą tą savo gyvenimą ir yra tokioj labai tuščioj kryžkelėj. Beje, pati pjesė vyksta iš tikrųjų teatro scenoje, tas jo kambarys yra teatro scenoje. Ir čia toks yra dviejų temų, vienas dalykas, praktiškai dviejų temų tokia polifonija. Yra labai daug paskirų scenų ir groteskinių, ir tragikomiškų, ir komiškų. Visą tai stebi choras ir kuris sako, taip, laikai didūs, bet žmonės menki. Tai trumpai turbūt tiek, bet dar reikėtų paminėti, kad miške, tai čia pažintis su mūsų jau šiandien girdėto genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba ir nuo mažens pradėjus pažinti ir teatru, ir Čiurlionio muziką, turbūt nugrimzdimas į kūrybą bus žymiai lengvesnis. Tuo pačiu nepamirškime, gruodžio 19 yra teatro gimtadienis ir vėl scenoje bus Stenvei, vėl bus teatro rūtų, auksinių rūtų šakelių, nominacijų teikimai ir vėl bus bendrystė ir pasidžiaugimas, kalėdinis laikotarpis, bet visa tai jau bus vėliau kasdienybėje. Dabar nepamenu, kuris poetas, ar tik tais ne Leonardas Andriekus, yra rašęs: į jūrą grįždamos keleivės upės susikabinti rankom kviečia ir jungtis mus visus. Mes irgi gyvename tarp dviejų upių, tarp Nemuno ir Neries. Šiandien apsijungdami į bendrą scenos menų sezono Kaunui pristatymą matome tokį laukiantį kalendorių iki naujų metų. Dėmesio į ekraną.
tikiuosi, kad tos kalendoriuje esančios juodos spalvos šiek tiek pakeis spalvas, kai mes visos kultūros įstaigos Kaune apsijungsime bendram sezono pristatymui ir pamatysime, kad į vieną dieną po kelis kultūros renginius vyksta. Kadangi pradėjome Filharmonijos dovaną, nuostabių kūrinių, pabaigsime Kauno valstybinio muzikinio teatro dovaną, apie ją plačiau Andrius Žiurauskas. Paplokim, Andrius, scenos žmogus. Ne, tiesiog aš labai atsiprašau, pradėsiu nuo nuoskaudų ir tiesiog jūs girdėjote, Jeronimas Milius vaidmens spektaklyje laukia 5 metus. Mane Kauno valstybinis muzikinis buvo įsileidęs prieš 10 metų, dabar įsileido vėl lipa ant grėblio ir aš žinau, aš čia savo primenu, iš kur aš, bet norėjau pasakyti, ką tai nacionalinis dar neįsileido. Nacionalinis dar neįsileido ir jeigu, Filharmonijos dovaną mačiau, Lėlių teatro dovanas mačiau prie įėjimo, muzikinis turi dovaną, nacionalinio dovanų nėra. Ir kada man reikėjo pradėti galvoti, kad kokį vis tik tai naujo spektaklio pasiuntinį atsiųsti į nacionalinio sceną, žiūrėdamas į nacionalinio vadovus, aš nusprendžiau, kad reikia atsiųsti banditus. Ponios ir ponai, sutikite mūsų naujo spektaklio Mėsa ir jo pakalikai. Andrius Žiurauskas, kuris po tokio pristatymo tikisi čia sugrįžti. Matau, vaikinai, atsinešėte instrumentus. Aha, atsinešėm. Labai gerai. Tikiuosi jie užtaisyti. Šį vakarą turėsime nedidelį koncerčiuką. Krumplis Nortonas svaigsta, kad gali stumti ant manęs ir ramiai vaikščioti gatvėmis. Noriu, kad ta žiurkė atiduotų galus. O tai kur mums vyras? Kauno valstybinėme muzikinėme teatre.
Kauno valstybinis muzikinis teatras ir stepuotojai, kurie matote ir vaidint, pradeda ir kalbėti, wow. Bet tai liudija, šis stepo ritmas turbūt liudija prasidėjusio kūrybinio scenos menų sezono laikrodžio tiksėjimą. Laikas pradėjo tiksėti, bičiuliai, kūrybinis sezonas atidarytas. Visos mūsų įstaigos laukia jūsų, ne tik tos, kuriuos šiandien prisistatėme, jų yra daugybė, net mes nežinome, kiek iš tikrųjų Kaune yra įstaigų ir junkimės, būkime kartu, aukime kartu, keiskimės, prisimkime atsakomybę ir mes dabar paplokime tiems, kurie išeina toliau į repeticijas, nes Andrius Žiurauskas yra griežtas. Ir viskas tiksėjo tik trumpai. Ačiū visom kūrybiniam komandom, kurios šiandien dirbo visom mūsų teatro, bet ir visų prisistačiusių įstaigų darbuotojams, kurie rinko informaciją, filmavo ir kaip Lina sakė, neįmanoma, bet matote, tikrai viskas įmanoma ir ačiū už tai. Iki pasimatymų kultūros įstaigose, išeidami, steptelkime dar ties parodą, pasidžiaukime ir neškime gerąją naujieną į Kauno miestą ir į Lietuvą. Ačiū ir sudie.